Labas merginos, sveikos sugrįžusios. Pirmiausia, tai aš labai stipriai noriu padėkoti už tokį didžiulį įsitraukimą į mano pirmąjį video. Tai tikrai labai ačiū. Jeigu norisi daugiau tokio turinio, nepamirškit būtinai paspausti subscribe, palikti man komentarą, kad žinočiau, ko labiau norisi, gal kažko trūksta, gal kažkas erzina, ir panašiai, gal kažkokių tai specialių treniruočių norit kažkokiai kūno daliai. Tai žodžiu, reikškitės. O šiandieną mes turėsime full body treniruotę, jau tokią pilną. Tai nusiteikim ir pradėsim. Reikės mums 2 svarelių, aš naudoju 2 kg. Galite naudoti 1, gal 3. Jeigu jaučiatės ypač stipriai šiandien, tai žodžiu, pagal savo galimybės. Ir pradėsim nuo apšilimo. Atsistojam į žemyn žiūrintį šunį ir po vieną koją pratampam. Ramiai, niekur neskubant. Pratraškinam kaulus, nusiteikim, nes bus darbelio. Gerai, prispaudžiam abudu kulnus ir darom bangą, leidžiam klubus ir išsitęsiam. Dar kartelį grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Išsitempiam, darom bangą ir ištempiam kaklą. Dar vieną. Žemyn žiūrintis šuo. Labai gerai. Banga. Ir išsitempiam. Pažiūrim pro vieną pusę. Pro kitą pusę. Dar kartelį gerai ištempiam. Ir važiuojam. Gerai, tai pirmai mūsų serijai reikės 1 svarelio. 1 galim pasidėti į šoną. Tai kaip bus mūsų pozicija. Tai esam aukšto klūpėjimo pozicijoje. Paliekam dešinį kelėną sulenktą, kad būtų tiesi tokia mūsų pozicija. Kairę koją ištiesiam į šoną. Dešinę padedam, kad susilygiuotų su pečiu ant kilimėlio. Imame svarelį ir pradėsime su rankos pakelimu. Tai pakeliam svarelį į viršų ir leidžiam į viršų ir leidžiam. Nereikia leisti iki pačio galo, kad nepersisuktų mūsų pečiai. Į viršų ir į apačią. Pečiai turi likti tiesus. Padarom dar 1 ir pridėsim kojas ištiesimą. Taigi keliam ranką, keliam koją, nuleidžiam ir grįžtam. Ranka į viršų, koja, nuleidžiam. Dar turim tokius 4, 3, 2, 1. Darom paskutinį. Pakeliam koją, nebenuleidžiam ir darome šoninį kranšą. Koją nuleidžiam ir ranka. Kartojam, svarelis viršuje, darome kranšą, nuleidžiam ir grįžtam. Dar kartelį, kranšas, nuleidžiam, dar turim tokius 3, pakeliam koją, šoninis kranšas, Dar vienas.
Ir dabar pakeliam koją ir pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramiai padedam. Stojamės į šoninę lentą. Tvirtai. Ir dabar tūpsimės ir su kojom darysim dreba ranka. Tokia kaip deimanto pozicija. Tai tūpiamės ir į viršų. Tūpiamės ir į viršų. Čia dirba visas kūnas. Dar turim 2. Ir pridėsim. Kai atsistojam, sukam ranką, bandom paliesti priešingą koją ir išsitęsiam. Taigi tupiam, sukamės ir grįžtam. Kartojam. Sukamės ir grįžtam. Dar 2. 1. Grįžtam į pradinę padėtį. Stojam šoninėj lentoj. Ir klubus keliam į viršų. 5, 4, 3, 2 ir 1. Ir ramiai nusileidžiam. Dreba visas kūnas. Kartosim tą patį su kita pusė. Atsikvėpkit ir važiuojam. Gerai, dabar mūsų pagrindinė koja bus kairė. Tai sulenkiam kairį kelieną, dešinę ištiesiam. Susitvarkom savo poziciją, kad viskas būtų tiesiai. Ranka. Svarelis viršuje. Ir važiuojam. Pradedam ramiai. Atsimenam, kad mūsų pečių pozicija turi būti kiek įmanoma tiesesnė. Dar padarom 2 ir pridėsim kojos pakelimą. Važiuojam. Pakeliam, pakeliam koją, nuleidžiam ir grįžtam. Svarelis ir grįžtam. Žvilgsniu sekam svarelį, jeigu tik pavyksta. Dar turim 2. Keliam koją ir pridėsim šoninius krančius. Važiuojam, ištiesiam, krančas, nuleidžiam ranką, koją ir ranką. Kyla koja, krančas, nuleidžiam. Jau kaulai visi braška. Dar 2. Atsiprašau. Dar 1. Ir jau laikom koją, pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuleidžiam. Dabar pasirašėm pačiam sunkiausiam reikalui. Tai atsistojam savo šoninę lentą. Tvirta šoninė lenta. Svarelis viršuje. Ir keliaujam į
pritūpimą. Važiuojam. Ir ranka į viršų. Tupiam. Ir į viršų. Dar tupiam. Ir į viršų. Dar 2. Ir pridėsim ranką. Važiuojam. Sukam. Laikomės. Aš šitą seriją perfilmuoju jau 3 kartą, nes tiesiog nebelaiko rankos. Dar 2. Ir kas darote su svareliais 3 kg, jūs esat mano herojas. Gerai, stojam šonį lentoj ir klubai į viršų. 5, 4, 3, 2 ir 1. Mama mia. Yra reikalų. Tikrai yra reikalų. Atsikvėpkit, atsigerkit ir keliausim prie sekančios serijos. Gerai, čia kitos. Stojamės į aukštą klūpėjimo poziciją. Svareliai abiejose rankose. Ir pradėsim labai ramiai. Bet kai leidžiamės į žemą klūpėjimo poziciją, su sėdmenim nepaliečiam kulnų. Jie visada turi likti neprispausti. Tai reiškia, kad mes pilnai neatsisėdam. Pradėsim lengvai. Tiesi nugara. Presas įtemptas. Ir tupiamės. Ir lenkiam rankas prie liemens. Labai lengvai. Kai tupiamės, šiek tiek pasvyram į priekį. Labai ramiai. Aš dar net gaunu kvapo. Lengvai. Kad pajaustumėm kiekvieną raumenėlį. Pridėsim už 4. 3. 2. Kelsim rankas prieš save. Tai atsitupiam ir viršų. Tupiamės, kylam į viršų. Jokios inercijos. Viską darom labai koncentruotai. Svareliai neturėtų kilti aukščiau negu pečiai. Dar padarom. 3. 2. 1. Ir dabar jau pauzių nebedarysim. Kaip tai atrodys? Atsitupiam ir svarelį į priekį. Atsitupiam ir prieš save. Ir prieš save. Dar turim 5. Man jau dreba rankos. 4. 2. Sustosim aukštoje klūpėjimo pozicijoje. Ramiai nuleidžiam svarelius. Apverčiam ir darysim tokius didelius ratus. Neskubant, kylam virš galvos, sujungiam ir grįžtam. Nugara tiesi,
presas įtemptas. Šitoj pozicijai niekada nelinguojam. Ramiai, susikaupus, darom ratukus. Pajaučiam kiekvieną raumenėlį. Dar turim 4. Laikomės. 3. 2. 1. Rankas nuleisime šonu. Lenkiam 90 laipsnių į kaktus ir pulsuojam virš galvos. Nugara tiesi. Dar turim 4. 3. Laikom. 2. 1. Nusileidžiam į žemą klūpėjimo poziciją. Apverčiam svarelius ir dabar stosimės taip, lyg kažką duotumėm. Taigi stojamės ir tiesiam ranką. Kai leidžiamės žemyn, mūsų alkūnės prie pat liemens. Oh my God. Laikomės. Jau neužilgo pabaiga. Dreba rankos. Dar 2. Dar 1. Laikom ir verčiam delnus. Į viršų, atgal. Viršų. Laikom rankas. Man irgi belia kaip sunku. Bet laikom. Dar 3. 2. 1. Nenuleidžiam. Sėdamės į žemą klūpėjimo poziciją ir dirbam su tricepsu. Ojai, kaip karšta. Ištiesiam. Pritraukiam. Ištiesiam. Pritraukiam. Labai gerai. Ištempiam tricepsą, kad tikrai pajaustumėm. Dar 5. Ir liksim tik prie tricepso pulsavimo. Ir bus viskas. 3. 2. 1. Liekam prie pulsavimo. Į viršų. Į viršų laikomės. Kojų nepadedam ant sėdmenų. 4. 3. 2. Ir 1. Atsigerkim ir keliausim toliau. Gerai, pakaitinsim šiek tiek sėdmenis. Atsigulsim į gulimo poziciją. Gulimo pozicija. Nugara prispausta prie kilimėlio. Labai svarbu jos neatkelti. Kojos sulenktos. Svareliai abiejose rankose. Rankos ištiestos. Dar. Kai darom bridge serijas, labai svarbu, kad kojos būtų kiek įmanoma arčiau sėdmenų. Kaip pasitikrinti, tai tiesiog ar su ranka mums pasiseka pasiekti kulnus, kad mes koncentruotumėmės į sėdmenis, o ne į keturgalvį. Dabar viskas.
Pasiėmam svarelius į rankas ir labai ramiai kelsime į bridge, slankstelis po slankstelio. Tai po truputį atsiklijuojam, viršuje suspaudžiam sėdmenis ir slankstelis po slankstelio nusileidžiam. Kartojam, čia taip apšildysim savo kūną ir leidžiame slankstelis po slankstelio. Kartojam, kylam į viršų, viršuje suspaudžiam ir slankstelis po slankstelio grįžtam. Dar pakartojam. Kaip jaučiasi jūsų rankos. Dar padarom tokius 3. Ir pradėsim veiksmą. Slankstelis po slankstelio, neskubam. Ir paskutinis. Nusileidžiam. Dabar pakylam į bridžą, suspaudžiam sėdmenis ir dabar jau leidžiamės tiesia nugara. Ir kylam į viršų. Tiesia nugara. Viršuje visada suspaudžiam sėdmenis. Aš visą drebu. Dar turim tokius 2. Ir pridėsim. Kai pakylam į viršų, keliam kairę koją į tabletop, nuleidžiam ir į apačią. Ir kartojam. Dabar dirbsim tik su viena koja. Pakylam, keliam kairę koją ir nuleidžiam. Visada labai svarbu išlaikyti tą bridge poziciją. Tai yra, kad klubai visada yra viršuje. Dar padarom tokius 2. Dar 1. Paliksime dabar kairę koją tabletop ir darysime vienos kojos bridžą. Sėkmės mum. Pakylam, pakeliam koją ir leidžiamės tiesia nugara ir į viršų. Tiesia nugara ir į viršų. Kvėpuojam. Dar turim 4. Dar 2. 1. Pridėsim. Kai pakylam, tiesiam kairę koją, kad jis susilygiuotų su dešiniu kelienu. Grįžtam ir nusileidžiam. Kartojam. Pakylam, tiesiam koją, nusileidžiam. Pakylam, ištiesiam koją, nusileidžiam. Laikomės. Ištiesiam koją, nusileidžiam. Dar 1. Ir pridėsim dabar ir priešingos rankos ištiesimą. Tai pakylam į bridžą, tiesiam kairę koją, dešinę ranką, grįžtam, nusileidžiam. Kairė koja, dešinė ranka, nusileidžiam. Dar ramiai, niekur neskubam. Dar keli. Dar 2. Ir liksim tik tai prie
kojos ir rankos ištiesimo nebenusileisim. Važiuojam, pakylam ir tik tai koja išsitiesia ir ranka. Laikom tvirtai. Labai gerai. Dar 4. Oh my God. 3. 2. 1. Ir dar padarom bridge seriją su viena koja. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Palaikom. Laikom stipriai, suspaudžiam sėdmenis. Laikom. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Apkabinkim savo dešinę. Kelieną. Padėkokim jam. O Dieve, kaip viskas gauda. Žinokit, tą patį turėsim pakartoti ir su kita koja. Važiuojam. Atsigulam į gulimą savo poziciją. Nugara priklijuota. Ir dabar dirbsim, palaukit, su kuria? Su dešinė. Pasižiūrim, ar mūsų pėdos teisingoj pozicijoj. Okay. Manęs net nebeklauso dešinė koja. Svareliai kyla į viršų. Ir padarykim kelis bridžus tiesią nugarą, kad įsivažiuotumėm. Ok, važiuojam. Į viršų. Atgal. Į viršų. Ir į apačią tiesią nugarą. Dar padarom 3. 2. Ir pridėsim. Dešinės kojos ištiesimą į tabletop. Pakeliam ir grįžtam. Pakylam į bridžą, pakeliam ir grįžtam. Niekur neskubam ir grįžtam. Grįžtam tiesia nugara. Viršuje įtempiam sėdmenis. Dar 2. Dar 1. Ir liksim prie vienos kojos bridžo. Važiuojam. Pakylam ir leidžiam. Pakylam ir leidžiamės. Pakylam ir leidžiamės. Laikomės. Jeigu pavyko su viena koja, tikrai turi pavykti ir su antra. Neturim kur dingti. Dar 2. Ir pridėsim kojos tiesimą. 1. Važiuojam. Tiesiam koją, pirštų galiukai ištempti, grįžtam į tabletop ir į apačią. Tiesiam koją ir grįžtam. Tiesiam ir grįžtam. Tiesiam ir grįžtam. Dar padarysim keletą.
Ir pridėsim ir rankos tiesimą. Dar 2. Labai gerai. 1. Nu ką, ir pridėsim kairės rankos ištiesimą. Pakylam, tiesiam kairę ranką, dešinę koją ir grįžtam. Tiesiam ir grįžtam. Manęs jau rankos nebeklauso. Kaip gerai. Dar kylam. Dar padarom 3. Ir liksim tik prie kojos ir rankos ištiesimo. Dar 2. Dar 1. Nu ir viskas. Nebenusileisim. Pakylam. Ir dirba tik ranka ir koja. Tiesiam. Bridžas mūsų tokios pozicijos, kokios ir pradėjom. Dar 3. 2. 1. Laikom koją ir darom vienos kojos bridžą. Laikomės. Mes galim. Dar 4. Jau pabaiga. 3. 2. 1. Ir laikom. Laikom. Stipriai suspaudžiam. 5. Laikom. 4. 3. 2. Ir 1. Leidžiam svarelius. Apkabinam savo kairį kelieną. Atgaunam kvapą. Ir mūsų laukia paskutinė serija. Presui. Ar jūs juokaujat? Oh my God. Gulamės į gulimą poziciją, mums reikės vieno svarelio. Atsigulam. Nugara prispausta prie kilimėlio. Svarelis bus kairėje rankoje. Kairė koja sulenkta. Dešinė ištiesta. Koja, dešinė ranka už galvos. Kairė su svareliu į lubas. Tai čia bus mūsų tokia pradinė pozicija. Ir dabar, kai darysim atsilenkimą, tiesime dešinę koją į tabletop ir tiesiog bandysime pasiekti. Tai kaip tai atrodys? Pasirašėm, važiuojam. Kylam ir nusileidžiam. Ranka leidžiasi virš galvos. Labai labai paprastai. Niekur neskubam. Padarom atsilenkimą ir grįžtam į pradinę padėtį. Nugara mūsų priklijuota. Niekur nekyla. Dar 2. Dar 1. Ir dabar jau grįžtant, nebeatsigulsim į savo šitą padėtį. Tai paliečiam ir ištiesiam. Koja ir ranka lieka šiek tiek ore. Ir kartuojam. Atsilenkiam. Ir ištiesiam. Atsilenkiam. Ir ištiesiam. Tikrai pajausit, kaip dirba presas. Ištiesiam. Ir
Ištiesiam. Dar padarom 2. Ir pridėsim. Dar 1. Dabar, kai kilsim, jau nebe į tabletop, o koją tiesim ir bandysim pasiekti. Ok. Atsigulam ir kartuojam. Labai gerai. Dar kartelį. Nugara priklijuota. Dar padarom tokius 3. Ir jau nebegrįšim ant kilimėlio. 2. 1. Nu ką, nusiteikiam ir važiuojam. Ir laikom ore. Laikom ore. Bandom kiek įmanoma labiau atsikelti. Dar 2. Ir pulsuosim. Sustojam, koja į viršų, ranka įstrižai ir pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Gerai. Tą patį pakartosim. Ir su kita pusė. Ir dabar svarelis dešinėje rankoje, kairė ranka už galvos. Svarelis viršų. Pradėsim ramiai, nugara prispausta. Ir darome atsilenkimą. Kairė koja kyla į tabletop. Važiuojam. Ir ranka už galvos. Ramiai. Koncentruotai. Jau pabaiga. Labai gerai. Dar 3. Ir jau nebeatsigulsim. 2. 1. Nu ir ką, važiuojam. Prisitraukiam. Laikom koją ir ranką virš kilimėlio. Na. Deginam tą presą. Opapa. Labai gerai. Dar 3. Ir jau dirbsim su ištiesta koja. 1. Nusileidžiam. Ir dabar kils ištiesta koja. Ir atsigulam. Ir atsigulam. Alkūnė už galvos plačiai. Dar turim 4. Tris. Ir jau nebe atsigulsim. 2. 1. Važiuojam. Ištiesiam. Kranšas. Ištiesiam. Ištiesiam. Laikomės. Dar 5. 4. 3. 2. Nenumetam kojas. 1. Laikom viršuje ir pulsuojam. Pulsuojam, pulsuojam. 6. 5. 4. 3. 2. Ir 1.
Išstieskim per visą savo ilgį. Kojų pirštai, rankų pirštai tiesiasi į skirtingas kambario pusės. Ir taip pabūnam. Labai gerai. Būtinai parašykit, kas sportavot. Kaip jums tokia treniruotė? Ar gerai? Ar norisi stipriau? Ar norisi lengviau? Gerai. Kojas statom į kilimėlio plotį. Rankos 90 laipsnių. Ir į šonus su klubais. Vieną pusę. Kitą. Padarom po paskutinį. Labai gerai. Dar pratempkim savo kojas, kurios šiandien tikrai turėjo daug darbelio. Kairė koja ant dešinio kelieno. Pritraukiam ir tempiam. Kairės kojos pėda ištempta. Pabūnam taip. Pakeičiam. Dešinė koja ant kairės ir pratempiam. Labai gerai. Sukamės ant šono. Atsisėdam į patogią poziciją. Tiesia nugara. Ištiesiam dešinę ranką. Ir lenkiamės į šoną. Sėdmenis nepakyla. Ir labai gerai įsitempiam. Žvilgsnis į viršų, jeigu išeina. Grįžtam. Ta patį pakartojam. Su kaire. Oi, kaip gerai. Ir grįžtam. Oi, ir užbaigsim su paskutiniu įkvėpimu, iškvėpimu. Įkvėpiam. Stipriai. Ir iškvėpiam. Džiaugiuosi, kad baigėsi. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad sportavot kartu. Labai ačiū už palaikymą ir iki kitų kartų. Čiau.